Tauragė. Turiu čia susitikti su viena labai gudrė 12-okė Akvilina. Jinai man paskyrė pasimatymą Vinco Kudirkos 2A. Štai aš jau čia ir man jau darosi neramu, nes čia visai nepanašu į mokyklą. Kažkodėl čia yra raudonas kryžius. Užeikime į vidų. Tikiuosi nereikės duoti kraujo, nes žiauriai bijau adatų. Labas, Akvilina. Kur tu čia mane pasikvietė ir kaip tu čia dabar taip apsirengusi? Raudonąjį kryžių. Aš esu Raudonojo kryžiaus savanorė ir norėčiau tave pakviesti kartu su manimi surinkti lėšas vaikams su negalia. Labai sunku apie save kalbėti. Esu gan kukli, santūri, tačiau labai žingeidi ir smalsi ir visi pasako, kad esu labai atsakinga. Sakykit, mokyta, kokia yra Akvilina? Na, visų pirma, didelė. O šiaip, jeigu rimtai, tai Akvilina yra šauni mokinė, labai maloni. Akvilina yra labai nuostabus žmogus ir iš viso aš nesu gyvenime sutikusi atsakingesnio žmogaus už ją. Jinai ką pasakys, visą laiką padarys. Kai turiu laisvo laiko, kuriu, rašau straipsnius įvairius į laikraštį, į mokyklos svetainę. Taip pat rašau esė, įvairius mokslinius straipsnius, rengiu projektus susijusius su chemija ar su biologija. Viena yra šaunuolė mūsų. Iš tikrųjų visada padės, visada pamokys, paaiškins, ką nesuprantam ir mūsų kaip yra mokytoja. Savo laisvą laiką skiri Raudonajam kryžiui. Esu Raudonojo kryžiaus savanorė jau 2 metus ir įstojau vien dėl to, kad sudomino jaunimo veikla, vyksta įvairūs seminarai, prevencinės akcijos prieš AIDS, prieš narkomaniją. Taip pat renkame lėšas skurstantiems žmonėms, vaikams su negale. Ką dar darai? Be Raudonojo kryžiaus. Lankau šokių būrelį, šokame įvairius sportinius šokius, pradedant hip-hopų, baigiant pačiais moderniausiais. Taip pat dar esu maironietė. Matau su baltu chalatu. Ateitis bus kur? Medicinoje. Kodėl? Nes niekur kitur savęs neįsivaizduoju tik kaip gydytoja būti ir traukia mane ši specialybė, nes galėsiu padėti žmonėm ir šiaip man tas darbas toks labai įdomus. Ar esi laimingas žmogus? Be abejo. Jinai pati geriausia, jinai tai žino ir mes ją palaikom. Akvilina, pasitikėk savimi, nes tu gali nugalėti. Sveiki, esu Povilas. Nesveiki, tai aš esu Povilas. Aš mokausi Alytaus Švento Benedikto gimnazijoje. Ne. Tai aš mokausi Švento Benedikto gimnazijoje Alytuje. Aš esu 12-okas. Tai aš esu 12-okas, tu visai ne 12-okas ir visai net ne Povilas esi. Tai gerai, jeigu esi Povilas, kokia tavo pavardė? Na gerai, aš esu Žygis Stakėnas, sveikas Povilai. Labas, Žygi. Malonu pabūti kažko kitu, užeinam pakalbėti? Gerai. Užeinam. Tai esu Povilas iš Alytaus, mokausi Alytaus Švento Benedikto gimnazijoje. Labai daug laiko skiriu mokslams, lankau įvairias papildomas mokyklas, labai domiausi fiziką bei astronomiją. Šiaip gan neblogai sekasi tikslieji mokslai ir savo ateitį planuoju susijęti su tiksliaisiais mokslais. Norėčiau studijuoti astrofiziką. Kodėl būtent dangus ir jo kūnai? Nežinau, tai naktis labai žavi iš tikro. Kai giedros naktis negaliu atsitraukti, negaliu išeiti, nors kad ir kaip būna šalta, sėdi ir geriesi tuo, nes iš tikro labai gražu. Tai kiek laiko per naktį miegi? Kai būna savaitgalis ir giedros naktys, kartais tenka eiti miegoti ryte, o tai tada per naktį kaip ir nemiegu. Šiaip Povilas yra kaip ir daugelis mokinių, nors galima manyti, kad yra moksliukas, bet realiai to nesimato, jis dalyvauja ne tik tai mokymo procese, yra aktyvus ir užklasinėje veikloje, aktyviai važinėja su dviračiais, bendrauja su klasiokais. Savo pasiekimais jis visada įkvepia mus mokytis labiau ir stengtis, mes norim jį pasivyti, tik mums nelabai gaunasi, bet šiaip jis yra šaunus draugas, šaunus žmogus.
visada galima į jį kreiptis, dažnai padeda, pamokina, kartais net geriau negu pati mokytoja išaiškina. Vienas iš tų auklėtinių, kuriais gali pasitikėti, nekyla niekados problemų, tarkime, dėl praleistų pamokų pateisimo. Dažniausiai žinai, kad jis buvo olimpiada arba kokiam nors konkurse. Labai mėgstu dalyvauti įvairiuose konkursuose, save parodyti juose ir geriausiai, aišku, sekasi fizika bei astronomija. Dar turiu keletą chemijos pasiekimų bei matematikos, nors matematikos iš tikrųjų nelabai mėgstu. Esi padykęs? Nežinau, draugai sako, kad taip, nes mėgstu krėsti įvairiausius pokštus. Povilas visada deda valgyklą į kuprines peilius. Tai nervuoja ir mus, ir kitus mokinius, ir mokytojus, ir valgyklos vedėją. Nu, Povilai, būk geras, nedaryk to. Palinkėčiau iš tikrųjų žaidime, be jokios abejonės laimėti pirmą vietą, kuo ten daugiau važiuoti. Povilai, mes už tave!